Sveiki. Pirmieji šaldytuvai tai buvo ledainės prie dvarų. Rūsiuose sudėti ledo luitai leisdavo šviežią mėsą išlaikyti iki rugpjūčio. Dabar šaldytuvų pilna kiekviename bute ir jiems reikia nemažai elektros energijos. Tad kaipgi ją taupyti? Antrasis laidos puslapis bus skirtas naujos viktorinos pristatymui, o trečiasis – pasakojimas apie dviračius Danijoje. Prisimenate, praėjusioje laidoje pasakojome apie kolegės Ingridos šaldytuvą, turinti beveik tiek pat metų kaip ir ji pati. Šis burzgiantis mažaūgis, 30-metis beje, sunaudoja tiek pat energijos, kaip didžiuliai šiuolaikiniai milžinai. Taigi, prie metro aukščio 30-mečio šaldytuvo buvo prijungtas šiuolaikinis elektros apskaitos prietaisas, turintis tiesioginį kompiuterinį ryšį su stebėjimo tarnyba Londone. Po savaitės iš Anglijos atėjo pranešimas, jog normaliai, kaip kad įprasta, veikdamas jis sunaudojo 7 kWh energijos. Per metus tai būtų 365 kWh. Keliaukime į vienos prekybos įmonės, turinčios nemažą kolektyvą, virtuvėlę. Čia žmonės pietauja ir jiems žinoma pastatytas šaldytuvas. Pardavėjų daug, tai ir šaldytuvas nemažas. Šaldytuvą turime 200 litrų, šaldymo kamerai 110. Tai yra didelė šaldymo kamera, viena didžiausių tokio tūrio šaldytuvuose. Dar didžiulis privalumas yra šaldytuvo, kad be viso to, kad jisai ekonomiškas, turi dar ir skyrių, kuriame yra 0 laipsnių temperatūros, kuriame galima laikyti netgi savaitę laiko produktus. Tai darbuotojai turi privalumą, nes gali apsipirkti visai savaitį maistą. Būtent šitas šaldytuvas sunaudoja per metus tik tai 217 kW. Per mėnesį? Per mėnesį yra apie 19-18 kW. Tai gaunasi tik apie 9 lietus per mėnesį. Būtent tokio tūrio A klasės šaldytuvai sunaudoja 40-45% elektros sąnaudos yra didesnės. Būtent šitam šaldytuvė, kaip minėjau, kad 110 litrų šaldymo kamera, tai jinai tikrai didelė ir šaldytuvas didelis ir sąnaudos yra labai mažos. Ši laida tikrai reklaminė. Visiškai atvirai reklamuojame energiją taupančius buitinius prietaisus. Nesvarbu, šaldytuvas Virpulo, Snaigės ar Bošo įmonėje pagamintas, svarbu, turi jis ar neturi ypatingasias A raides. Šaldytuvai galimos klasės būtų A, A+ ir su 2 pliusais. A+ klasė sunaudoja 25% mažiau už A, su 2 pliusais 45%. Kaip pavyzdį, A klasės panašaus tūrio šaldytuvas sunaudoja 330 kW. Tai lyginant su 2 pliusais šaldytuvas apie 115 kW mažiau sunaudos. Taip pat skalbimo mašinose yra energetinės klasės, elektros sąnaudos, plovimo ir džiovinimo gręžimo klasė. Ką mes labiausiai pajuntam, tai elektros sąnaudos. Šiai dienai mes galime rasti skalbimo mašiną su A-10, A-20 ir A-30 elektros sąnaudom. Tai nėra kaip šaldytuvai žymimi pliusais, bet A-10 arba 20-30. Tai jau rinkoje turime A-30, kur elektros sąnaudos, ką ir sako, kad sunaudoja -30% mažiau elektros nei A klasės skalbimo mašinos. Tęsime reklamą toliau. Ekologiškų, energiją taupančių prietaisų. Ir džiugu, kad vis daugiau parduotuvių atskirai pažymi ir išskiria būtent šias prekes. Šiam momentui tokia tendencija, kad dauguma jau kreipia dėmesį. Ieško, ne tik jau kai 1 pliuso, bet jau ir tai 2 pliusų. Jeigu anksčiau buvo tendencija tokia, kad nėra skirtumo gražus, didelis ir brangus, tai dabar nėra skirtumo, kiek kainuoja, svarbu, kad būtų ekonomiškas. Reiškia, žmonės galvoja apie tai? Taip. Apie 80% visų pirkėjų, pagrindinis kriterijus yra kuo ekonomiškesnis šaldytuvėlis. Jeigu paimtume tą tikrai pavyzdį, tai prieš 15 metų pagamintas šaldytuvas jis vartoja lygiai tiek pat, kiek šiuolaikiniai dviduriai didelių šaldytuvų. Sunku patikėti.
Taip jau yra. Iš tikrųjų, technologijos jos vystosi ir yra atveju, kai kurios firmos netgi iki 50% sumažina elektros energiją per 10 metų. Bet ar šituos žodžius jūs sakote iš to, kad skaitėte bukletus, ar tiesiog kažkur praktikoje galėjote palyginti? Tai iš tikrųjų ir praktikoje galima palyginti, tarkim, kaip ir pas mano pažįstamus, yra šaldytuvėlis, kurio įdomumo dėliai pasižiūrėjau, kiek jisai vartoja ir jisai vartoja lygiai tiek pat, kaip ir minėjau, kaip ir vidurių šaldytuvėlis. Tai yra pakankamai didelis skirtumas ir manau, kad per ateinančius dar 10 metų gali būti, kad dar sumažins lygiai per tiek pat, jeigu ir nedaugiau. Užsitęsusi krizė ir maisto parduotuvėse matant šluojamas lentynas su užrašu pigiau, vis dėlto sunku tokiais žodžiais patikėti. Bet tą pačią mintį kartoja kito prekybos tinklo vadovas. Dabar per paskutinius 2 metus, kai krizė, tai ypatingai, gal ne ypatingai, bet jaučiamas tas toks susidomėjimas geresnė, brangesnė technika. Ir turbūt reikės paneigti mitą, kad per krizę perkam tik tai pigią techniką. Be pigios technikos vyrauja tikrai tendencija, kad perka ir gerą, brangę šaldytuvus, labai žiūri, kad A klasės būtų. Mano tėvai irgi, kurie pirko, tai A klasė plus ir joks kitas šaldytuvas nebuvo renkamasis. Tai įsivaizduoju, kad per krizę žmonės nori pradėjau galvoti ne tik apie kaip čia sutaupyti, bet šiam momentu, bet aplamai sutaupyti jau 10-15 metų į priekį. Kaip Jūs galvojate, pavyzdžiui, ar tokia tendencija išsilaikys? Aš manau, sunku pasakyti. Labai norėtumėm tikėti, kad šita krizė duos daug pamokų ir mes visi viską atsiminsim ir ilgai dar tuo naudosimės. Deja, aš manau, kad jeigu pradės gyvenimas gerėti, tai turbūt primiršinėsime geras pamokas krizės. Ir ką žmonės vėl puls pigius vienadienius daiktus? Gal nepuls, gal grįšim prie to, kad tiesiog daugiau daiktų pirksim, negalvosim, ar jų reikia, ar jie ekonomiški, tiesiog labiau spontaniškai elgsimės. Jeigu paimtumėm Amerikos rinką, Amerikoje, turbūt, jeigu nespėsiu, turbūt 10 metų jau žmonės žino, kas yra žalia technika, žino, kas yra A+, A2 pliusai. Amerikos vyriausybė kompensuoja žmonėms įsigyjamą techniką, kuri yra energetiškai efektyvi. O Lietuvoje ar jau sukurtas koks nors mechanizmas kompensuoti mokesčius tiems, kurie pasirenka energiją taupančią buitinę techniką? Juk tikrai turime gerą pasitvirtinusi pavyzdį. Namų kompiuterių, kol veikia mokesčių grąžinimas už jų įsigijimą, tikrai padaugėjo. Deja, energetikos ministerijoje niekaip atsakymų į šį, nei į kitus energetinių išteklių taupimo klausimus negavome. Visą savaitę. O tada jau ir baigėsi filmavimo laikas. Na tikimės, gal nors kitoms laidoms galėsime įdomių žinių pateikti. Tad dar kartą, kaipgi Amerikoje vyksta ekologiškumo varžybos tarp valstijų? Prieš turbūt 8 metus yra atsiradus žaliosios programos, kai kiekviena valstija turi savo taupimo programas ir kompensavimo schemas, kai rinkos pardavėjai, kurie pardavinėja tą žalią techniką, registruoja pardavimus ir galima internete pamatyti Amerikos žemėlapį, kuris yra nusidažęs, aš kiek atsimenu, ne žaliai, bet mėlynai, kiek kiekviena valstija yra nuėjusi jau to žalumo keliu. Tai mūsų valdžiai būtų palinkėjimas, kad tuo pačiu keliu galėtume eiti žymiai greičiau. Tuo labiau, kad planuojam statyti atominę elektrinę, tai gal jeigu dvigubai daugiau gyventojų pirktų energiją taupančią įrangą, tai gal vieno atominio bloko nereikėtų. Visas 10 laidos minučių raginome keisti senus daiktus į naujuosius, sunaudosiančius mažiau energijos. Tačiau kurgi dėti tuos senuosius? Nemesigi senuko šaldytuvo per balkoną. Tad juos galima atnešti štai į tokias atliekų surinkimo aikšteles. Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų asociacija susikūrė pirmiausia tam, kad būtų sprendžiamos senų prietaisų utilizavimo problemos. Juk ES direktyvos Lietuvai reikalauja surinkti senos buitinės technikos tokį kiekį, kuris atitiktų 44% nuo parduodamos naujos. O kitąmet šie kiekiai dar didės. Žmogui gal sunku suprasti, kodėl jo virtuvėje stovėjęs šaldytuvas staiga pasidaro aplinkai kenksmingą atlieką. Kol tas daiktas stovi mūsų namuose, jisai nekenkia. Tačiau jeigu jis papuola į sąvartyną arba į pamiškę, tai visų pirma nereikia pamiršti, kad dažname prietaise, buitinėme elektros ar elektronikos prietaise,
yra per 1000 pavadinimų įvairių cheminių junginių. Ir patys pavojingiausi jų tai junginiai turintys sunkiųjų metalų, tokių kaip gyvsidabris, kadmis, švinas, ir įvairių dujų, tokių kaip gyvsidabrio garai ar freono dujos, kurios ardo atmosferos sluoksnį. Minėti junginiai papuolę į gamtą, visų pirma, aišku, dujos išgaravusios kenkia atmosferos sluoksnį, bet mums dažnai tai yra sunkiai suvokiama, nes atmosferos sluoksnis yra kažkur aukštai, o Žemės ateitis labai toli. Bet medikai teigia, kad šios kenksmingos medžiagos tiesiogiai veikia ir mūsų organizmus. Sukelia gausybę ligų, nuo galvos skausmo iki psichikos ligų. Senosios ES šalys, turėdamas daugiau senos buitinės technikos, turi ir daugiau įgūdžių ją tvarkyti. O iš tikrųjų mes atsiliekam nuo senųjų ES šalių, tai yra atliekų surinkimo infrastruktūra, nes paprastai atliekas žmonės gali palikti didžiosiuose ES arba senosiuose šalyse savivaldybių įkurtose atliekų surinkimo sistemose. Ten savivaldybių stambiagabaryčių atliekų surinkimo aikštelių yra daug. Žmonės puikiai žino, kur jos yra ir jos patogios yra tuo, kad ten galima palikti ne tik elektroninį įrangą, bet ir visų rūšių atliekas. Padangas, alyvas, dažus ir panašius dalykus, kurių negalima mesti į komunalinių atliekų konteinerį. Šio dalyko pas mus labai trūksta, iš tikrųjų savivaldybių aikštelių yra, bet toli gražu nepakanka. Praeitą savaitę buvom Italijoje, tai Italija tik tai nuo praeitų metų Liepos 18 pradeda rinkti šiukšlės ir pradeda vykdyti ES direktyvas. Mes Lietuvoje tai darome jau nuo 2008 metų. Plus tikslus, kuriuos girdime surinkimo, šie metam 44%, kitiem 50%, tai mes sakom, šiukšlių nebus tiek. Tai norint tada tiek surinkti, reikės atiminėti žmonių seną techniką. Nuo 8 metų ES pareigojo visus rinkti atliekas, tai mes tą ir darome ir renkame, tai yra registruojame norinčiųjų skambučius, nuvažiuojam patys, pasimame tą techniką, įteikėme kuponą per įsigyti naują techniką pigiau. Praeitais metais organizavome didelę akciją kartu su savivaldybėm renkant, vadinkim, iš tų gražiųjų didelių mūsų elektroninių šiukšlynų, Šnipiškės ir taip toliau. Atgrasį turėjo tą akciją, šiais metais mes taip pat aktyviai dalyvaujam su Darom ir kai visi gyventojai, kurie nežino, kur padėti buitinę techniką, galėtų skambinti mūsų trumpuoju telefonu 8800 6022 ir dar 20 ir registruotis ir mes paimtumėm tą techniką. Naujų šaldytuvų ar skalbyklių pirkėjams siūlymai nemokamai paimti iš namų seną įrangą tikrai viliojantis. Akies krašteliu žvilgterėkime, kaip vyksta tokios kelionės. Ir nuolaidą dar gausit. Kažkas tai suprantat, šaldytuvą naują pirksit, iš karto pas jūs pritaikys nuolaidą. O bet jisai galioja kažkiek? 3 mėnesiai. Gerai, turėsit reikalą. O galima kitą kažką pirkti? Taip, ten viską parašyta. Televizorius, šaldytuvas, skalbimo mašina ir taip toliau. Ačiū. Ar dažnai važiuojate paimti senų šaldytuvų ar skalbyklių iš namų? Kiekvieną dieną, nuo pirmadienio iki sekmadienio taip pat dirbam, nuo 10 iki 8 vakaro. Dažnai, kiekvieną dieną skaitykit, imam. Imam skalbimo mašinas senas, magnetofonus, buitinę visą techniką, radiotechniką, ir viskas. Ar žmonės nori atiduoda, gal galima dar panaudoti, gal galima kažkaip pataisyti, ar jau mano, kad nebe? Ne, žinot, dabar jau neapsimoka taisyti iš tikrųjų ir žmonės netgi labai patenkinti, kad jiems nereikia niekur į mišką išmesti, kažkur tai į gatvę išmesti, todėl kad paimam, dar duodam kuponą. Už seną buitinį techniką su šitu kuponu jie dar gauna nuolaidą. Gal prisimenat kokių nors linksmų istorijų, kaip kas nors ten, pavyzdžiui, nenorėjo atsisveikinti su senu šaldytuvu? Buvo toks atvejis, kad žmogus netgi verkė, kad 30 metų tarnavo jam šaldytuvas, bet atsisveikino taip, sako, labai gaila, bet nieko nepadarysi, jau sudegė. Paėmę seną šaldytuvą, elektroninių atliekų surinkėjai išvažiavo į kitą namą Justiniškėse, šį kartą jau veždami žmogaus nusipirktą naują buitinę techniką. O šiaip kaip galvojat, bet gerai yra tokia sistema, kad išveža senus panaudotus buitinius prietaisus? Aš manau, kad puiku. Puiku, nereikia ieškoti papildomai
kažkokių transporto priemonių, žmonių papildomai išnešti ir taip toliau. Labai puiku, man atrodo. Mes tai vadiname atliekų taksi. Ar daugelis mūsų važinėja į darbą taksi? Turbūt retas kuris, bet nesistebime, kai mūsų šaldytuvas iš mūsų namų išvažiuoja su taksi. Nesistebime todėl, kad mums tai nieko nekainuoja. Tačiau iš tikrųjų tai didina mūsų naujų prekių, perkamų prekių kainas. Jei žmonės Lietuvoje, kaip ir senosiuose ES šalyse, galėtų senus buities prietaisus palikti didžiųjų matmenų aikštelėse ar netgi nustatytomis dienomis prie savo namo atliekų konteinerio, atliekų taksi kaina virstų maršrutinio autobuso bilietėliu. Ar žino žmonės, kur tos aikštelės? Tas sužinoti lengviausiai gali apsilankęs asociacijos interneto puslapyje, pasirinkęs skiltį gyventojams ir naudodamasis atliekų surinkimo vietos paieškos įrankiu. Tam, kad atrasti, kur patogiausia atiduoti seną elektroninį prietaisą arba baterijas ir akumuliatorius panaudotus, jiems tiesiog reikia pažymėti, ką jis nori atiduoti. Ar smulkę įrangą, ar stambę, ar vidutinę, ar dujošvietės lempas, ar nešiojamas baterijos, ar viską iš karto. Pasirinkti savivaldybę, kurioje jis nori pasirūpinti sena, nebenaudojama įranga, pasirinkti gyvenvietę ir pamatyti sąrašą vietų, kuriuose jisai gali. Kokį jūs čia pasirinkote miestą? Tai yra Vilnius. Vilniuje, reiškia, yra daug tokių vietų. Na, pakankamai, čia aišku tik mūsų asociacijos vietos. Galima ir pavardinti keletą, ar ne? Tokių, jo, tai kur daugiau atneša. Didieji prekybos centrai. Konteineriai, kurie labai akivaizdžiai matosi, stovi šiandien Vilniuje dviejose vietose, tai prie Ermitažo prekybos centro Akropolyje ir prie Elektromarkto prekybos centro Parodų gatvėje, o visur kitur įranga yra priemama tiesiog į parduotuvės sandėlius ir po to išvežama perdirbimui. Mūsų vietose, surinkimo vietose surinkama įranga visa yra vežama į perdirbimo gamyklas. Ir tose gamyklose visų pirma, kaip sakiau, įrangoje yra išskiriamos kenksmingos medžiagos, tokios kaip sunkieji metalai, nuodingos dujos ir panašus dalykai. Tos kenksmingos medžiagos yra nukenksminamos, o antrinės žaliavos yra perdirbimos taip, kad jas būtų galima antrą kartą panaudoti. Tos antrinės žaliavos tai yra vairūs metalai, plasmasės ir panašus dalykai. Aš linkęs galvoti apie aplinką, aš linkęs galvoti apie teršimą, aš linkęs galvoti apie ką paliksim po savęs. Aš negaliu paaiškinti, kodėl mes taip galvojam. Man tiesiog taip yra smagiau matyti gyventi. Atsakingiau gal, o tai vėlgi smagiau, nes atsakingiau. Baigėme interviu ir prieš išeidami nusprendėme palikti dovanų. Ką tik pasibaigusią kroną iš mūsų mikrofono. Na, o dabar pradedame viktoriną, kurioje jūs, gerbėmieji žiūrovai, galėsite laimėti prizus, jeigu teisingai atsakysite į klausimus apie energijos taupymą ir galimybės sutaupyti energiją, pasirinkti atsinaujinančius energijos išteklius. Šią viktoriną pradedame kartu su savaitraščiu Savaitė. Kadangi žinome, kad jūs dažnai savo straipsniuose liečiate šias temas, tad ir klausiam, kodėl sutikote dalyvauti šioje viktorinoje. Taip, iš tiesų mes apie tai rašom jau ne vienerius metus ir esam pastebėję, kad tokie straipsniai sulaukia tikrai didelio skaitytojų susidomėjimo. Tad kokios tos yra temos, kurias jūs nagrinėjat savo savaitraštį? Kadangi pastaruoju metu labai brangsta šildymas, tai šiemet mes ypač daug dėmesio skyrėm, kaip sutaupyti ir išlaikyti šiltą būstą, tai štai ir vienam numeryje, ir kitam numeryje, ir jeigu paieškotume... Šalčiai paskatino keisti langus, šildymo kainos neišsprendžiamų problemų kumulys. Ir jų tikrai rastume dar daugybę, taip pat skatinam žmonės rūpintis gamta, štai vienas iš tokių straipsnių, senam mobiliajam telefonui šiukšlinė ne vieta. Tiesiog ne visi žmonės turbūt žino, kiek gali būti žalingi aplinkai tokie ne vietoje išmesti dalykai. Ir iki paprasčiausių apie vandenuką, kaip jį gerti sveiką, švarų,
Ir irgi taupyti? Taip, be abejo. Taigi, bendrą su savaitės leidinių viktoriną pradedame šiandien. Joje gali dalyvauti visi mūsų žiūrovai ir savaitės skaitytojai. Netrukus laidoje paskelbtą klausimą, į kurį galėsite atsakyti elektroniniu adresu etp@botanika.lt, kartosime savaitės savaitraštyje kitą trečiadienį. Atsakymų lauksime iki ketvirtadienio 10 valandos. Laimėtoją skelbsime kitą sekmadienį. Šįkart prizas – energiją taupanti ledinė elektros lemputė. Gal pradėkime šitą viktoriną nuo tokio labai moteriško klausimo. Štai namuose daugiausiai elektros, ko gero, jeigu aišku nėra elektrinio šildymo, tai sunaudoja elektrinė viryklė. Ir dabar teko skaityti, kad yra būdų, kaip sumažinti tas energijos sąnaudas. Kaip Jūs galvojate, pavyzdžiui, kokie tai galėtų būti būdai? Na, aš kaip šeimininkė visų pirma paminėčiau tinkamus puodus. Vat kaip tik tas klausimas ir buvo. Tada ir lieka žiūrovų paklausti, kaip Jūs galvojate, ar puodo dugnas gali taupyti energiją ir kiek galima jo sutaupyti, jeigu puodo dugnas yra plokščias, jeigu jis yra išgaubtas arba įgaubtas. Na ir paskutinis laidos puslapis iš Danijos. Apie dviračius pasakosime šį kartą. Jį, kaip ir kitus šiaurės šalių filmavimus, parėmė Šiaurės ministrų biuras. Kiekvienas lietuvis, pirmą kartą patekęs į Daniją, labiausiai apsūpsta pamatęs dviračių gausą. Nors ką čia pirmą kartą? Mūsų filmavimo grupė Danijoje jau gal kokį 8 kartą, o būriai dviratininkų vis tiek stebina. Ar tu būtum Odensei, ar Viborge, ar Kopenhagoj, ar kokiam mažam kaimelį, visur rizikuoji patekti po dviračio ratais, jei įžengi į dviračių eismo juostą. Štai pavyzdžiui, apie 50% Kopenhagos gyventojų važinėjančių dviračiais į darbą numina mažiausiai 6 km, o 16% 15 ir daugiau kilometrų į vieną pusę. Netgi oro sąlygos dviratininkų neveikia. 60% žmonių į darbą važiuoja dviračiu per lietų, 66% važinėja žiemą, o 27% netgi esant plikledžiui. Dviratininkai važinėjantis į darbą tolimus atstumus pageidauja, kad jų darbovietėse būtų sudarytos sąlygos išsimaudyti. Šiems dviratininkams tai yra viena pagrindinių sąlygų, kad naudotųsi dviračiu kaip transporto priemonė. Dviračių populiarumas atskiruose miestuose nėra nulemtas tik reljefo. Kai kuriuose miestuose kelionės dviračiai sudaro apie 40%, kartais ir daugiau visų kelionių. Kopenhagoje važinėdami išsinuomuotų automobiliu greitai supratome, kodėl čia taip mėgstami dviračiai. Už mašinos stovėjimą miesto gatvėse išleidome daugiau pinigų nei degalams, nors važinėjome ne tik po miestą, bet ir 3 dienas keliavom po Kopenhagos apylinkės. Gyvendami nedidelėme viešbutyje prie geležinkelio stoties patyrėme, kad danai puikiai sugalvojo, kaip derinti 2 ekologiškas transporto priemonės – traukinius ir dviračius. Traukiniai yra greita ir energetinių požiūrių ekonomiška transporto priemonė, tinkama ilgesnėms kelionėms, o dviračiai puikiai tinka trumpiems atstumams įveikti. Danijoje prie 100 geležinkelio stočių buvo įrengtos 1000 vietų saugomos dviračių laikymo aikštelės. Todėl dabar apie 40% keliaujančių traukiniais žmonių į geležinkelio stotį atmina dviračiais. Iki miesto važiuoja traukiniu, o vėliau persėda ant dviračio aikštelėje laukiančio kito savo dviračio. Jei važiuoji nekasdieniniu maršrutu, kita tiesiog neįtikėtina paslauga. Pateikęs traukinio bilietą gauni dviratį tai dienai už dyką. Ir dar viena dviratiška keistybė. Naujas viešbutis Crown Plaza naudoja tik atsinaujinančių šaltinių gaminamą energiją. Tarp jų ir 2 dviračių, kuriuos minant generuojama energija. Minėjams vakarienė taip pat už dyką. Puiki šalis ta Danija. Pavasaris ir pats laikas švarintis. Tad ir kitoje laidoje pasakosime apie atliekų tvarkymą. Tik tai jau bus pavojingų ir medicininių atliekų deginimas, išgaunant energiją. Jei labai jūsų neišgąsdinome, tad laukiame įsijungiant televizorių lygiai po savaitės.